Sveiki visi, šiandien pradėsime nuo pranešimo. Gerbiami kolegos, kartu su mūsų įmonių grupės savininku Augustinu ruošiame naują 5 knygą. Planuojame išleisti rinkinį, kurį sudarys mintis iš Augustino knygų, laidų ir straipsnių. Siūlome jums aktyviai dalyvauti medžiagos rengimo procese. Nekartą bendraudami su kolegomis girdėjome, kad neaiškioj darbiniai situacijai labai padeda atsiversti vieną iš Augustino knygų, tiesiog bakstelti pirštu į tarsi atsitiktinai atverstą puslapį ir mintis tave ištraukia lyg iš pelkės. Todėl, jeigu skaitydami knygą pamatote kokį sakinį, kuris jūs sudomino, įkvėpė, jeigu jums kilo noras juo pasidalinti, jeigu ta mintis, ta įžvalga išreiškia tai, ką jūs jaučiate ar kaip norėtumėte jaustis, vadinasi, tai ir yra ta mintis, kurią tikrai verta atsiųsti. Jeigu skaitant jums kilo noras paprieštarauti, jeigu su kažkuo nesinori sutikti, jūs manote kitaip, atsiųskite mintį su komentarais. Tai taip pat bus labai vertinga. Tik su jūsų pagalba knyga gali tapti dar aktualesnė, įvairiapusiškesnė, vertingesnė būsimiems skaitytojams. Pačios geriausios ateities knygos bus tos, kurias mes rašysime kartu. Tokiose knygose bus mūsų visų širdies dalelės. Kiekvienas mūsų aš skambės bendrame mes. Jei dar neturite dėl Augustino knygų, kreipkitės į 248 kabinetą Litvaldos biure. Knygas taip pat galite skaityti tinklalapyje jausmoprotas.lt. Pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu info@jausmoprotas.lt. Nepraleiskite progos palikti savo pėdsaką naujoje knygoje. Sveiki, mėly kolegos, penktadienis ir laida Mūsų įmonė. Sveiki gyvi visiems kolegos. Prie apskrito stalo dabar sėdi informacinių technologijų skyriaus vadovas Šarūnas Balčaitis. Labas. Labą dieną. Ir plėtros projektų vadovas Donatas Kiršys. Sveikas. Sveiki. Atsitiko taip, kad Agnė organizuoja mokymus. Ir vienas iš mokymų gali būti apie dirbtiną intelektą. Ir mes galvojom, pažiūrėsim, parinksim nuomonių, kokių galima iškelti klausimų, kad tiktų mokymuose visiems. Tai va, ir mes pasikvietėm Šarūną. Ir Donatą pasikvietėm ir dar turim keletą nuomonių irgi surinkę iš kolegų raštu ir žodžiu. Ir aš Šarūnui prieš laidą uždaviau klausimą. Ir Donatai, tu pratęsi jį. Kaip čia yra? Ar mes naudojamės intelektu, ar jau intelektas dirba už mus? Gal tu, Donatai? Čia priklauso nuo mūsų pačių turbūt. Turbūt taip reikėtų atsakyti. Visų pirma, kaip tu naudoji tą dirbtinį intelektą? Ar tu jį kaip įrankį naudoji, ar kaip atsvarą savo ir tikiesi, kad jis viską už tave padarys? Tai čia du skirtingi dalykai. Apskritai, čia dabar tas ir vyksta visuomeniai ir visur tas susiskaldimas kažkoks, kad vieni sako, tas dirbtinis intelektas ten labai išaukština, gal net per daug. Kiti sako, kad čia pavojinga, dar kas nors yra. Aš tai stengiuosi kažkaip to viduriuko laikytis. Aš tai matau kaip čia modernizacija, kaip mašinizacija vyko kažkada. Jau keitėsi irgi žmonės ten sakė, iš mūsų darbo vietas atims, mes neturėsim ką daryti, kaip čia bus, čia žmogaus darbo nepakeis. Kaip sakant, pramonė pasistumėjo į priekį. Tai tas pats ir su dirbtiniu intelektu, aš manau. Tai yra vis tiek įrankis ir jo mes naudotis turėsim. Kad yra pavojų ir rizikų, kaip ir su kiekvienu, sakykime, to išradimu, tai taip, bet tam ir bandom, kuriam ir ieško visi tų sprendimų, kaip apsisaugoti ir panašiai. Tuo labiau, kad Europos Sąjungai labai daug ribojimų yra tam dirbtiniam intelektui, duomenų rinkimui ir panašiai. O kaip mes kalbam apie dirbtinį intelektą, tai mes turime minį ką? Ar tos kalbos modelius, ChatGPT, ar mes kalbam apie tas technologijas su algoritmais, kurie yra, tarkim, kaip medicinoje,
Čia turbūt gal klausimas daugiau, iš žmogaus požiūrio, kaip jisai vertina, kam jam skirtas tas dirbtinis intelektas, kam jisai jį naudoja. Ir jis jį naudoja kaip tobulėjimo savęs, tobulinimo priemonė, ar jis naudoja kaip, negražus žodis, bet kaip, kad tinginys ir kad už jį dirbtų. Tai medicinai jisai turbūt padeda greičiau kažkokias tai ligas diagnozuoti, tai yra sveikintinas dalykas, nes kuo greičiau tu diagnozuosi, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus pasveiks. Platus spektras, tai... Aš kaip pavyzdį, mes darėm laidą su profesoriumi Arminu Ragausku ir jisai dirba su technologijom smegenų operacijose. Ir štai jo prietaisai nustato, kiek gyvi dar yra pažeisti neuronai. Ir pagal tą technologiją gydytojai gali greitai iš šitoje situacijoje susigaudyti, išgelbėti tiesiog gyvybę. Tačiau jisai tokius modelius kalbinius kaip ChatGPT net nelaiko dirbtiniu intelektu. Tai kas tada tai yra? Aš negaliu atsakyti, turbūt labai sunku atsakyti už kitą žmonių požiūrį, kaip jie galvoja. Mes visi turim savo suvokimą pagal skirtingas patirtis ir pagal išsilavinimą ir pagal tai, ką dirbam. Gal Šarūnas, jisai kaip IT turi vienokį požiūrį, aš turiu gal kiek kitokį. Man tai yra kalbos modeliai, kurie, sakykime, yra išdirbti vieną funkciją geriau padaryti, kitą prašiau. Ir aš naudoju tai ChatGPT, kaip visiems jau puikiai žinomas, ir dabar Cloud yra. Cloud AI. Tai mano, sakykime, du šitie, aš nesu tas entuziastas, kur apsikrovęs, nes yra tų kalbos modelių, gali ir susirinkimus įrašinėti, ir tau protokoluoti jos gali, ir daug įvairiausių iš tiesų tų yra dirbtinio intelekto sukurta programėlių, net labai sunku jos sugaudyti šiuo metu ir rinkoje suprasti, kuri čia tau naudinga, kuri nenaudinga. Tai nugirsti kažkur iš šono, tai kažkur pažiūri kažkokį video, kažką išmoksti tenais ir bandai taip naudotis, bandai prisijaukinti, sakykime, taip kaip įrankį savo tą daiktą. Tai o ką mes bandom tada prisijaukinti, Šarūnai? Tai tada kas išeina tas intelektas, tie kalbos modeliai? Tai yra žinių bazės, jie apmokomi iš viso pasaulio, iš viso interneto, iš visų knygų, iš visų filmų, jie tiesiog yra didelė žinių bazė, tai šiuo atveju, kad padėtų tobulėti žmogui, tai labai geras įrankis yra jisai. O kaip tu čia labai mums prieš laidą atsakinėjai klausimą, ar dirbtinis intelektas mąsto, ar jisai kažkaip ten sakyva? Jis nemasto, jis naudojasi tikimybių teorija, tai yra matematika. Ir praktiškai ką tai reiškia? Mums atrodo, žmogaus paklausė, jis ten iš atminties kažką atkasė, kažką sugalvojo. Ir dar iš praktikos jisai atkasa žmogus, ir dar atkasa iš sielos, ir atkasa iš gyvenimo, ką yra išmokęs. O ten yra grynai techniniai atsakymai, kurie tiesiog yra tik pagal tikimybių teoriją dėliojama, koks sekantis žodis turi būti. Tai mes čia turime minti kontekstą. Kokiame kontekste esam, to ribose mes ir veikiame. Tai ta prasme, kaip tu paklausi, tai jau pusė atsakymo tau įdės atgal ir pagal tai formuluos. Ir paskui tu diskutuosi, kol tu išsidiskutuosi iki tai, ko tau reikia. Ir nereikia pamiršti, kad dirbtinis intelektas yra melagis. Faktus reikia tikrinti. Taip, detaliau. Tai tiesiog, jis gali pateikti visiškai neteisingą tai žodžiu, mes intelektu tikrinam intelektą. Savo intelektu. Taip. Savo intelektu. Tu pasitikrini tam tikrus faktus ir žiūri, kad vis dėlto nėra tiesa. Tai žodžiu, intelektas apdaroja faktus, o žmogus prisiema atsakomybę vis tiek. Taip. Tu pats savo leidai, kad už tave kažką padarytų jisai, tai tu ir prisimk atsakomybę. Tai kur čia yra tas didžiausias pavojus, kur jūs matot, pavyzdžiui, savo darbe? Aš tai matau net ne kad savo darbę, aš matau, kad tiesiog tai gali žmogui mažinti jo kompetencijas ir nebenorėti kaip žmogui savo kompetencijų auginti, nes jis padarys už mane. Bet aš tą baimę tokią matau, kad tu tiesiog nebenorėsi tobulėti kaip asmenybė, kaip specialistas. Tarp kitko, tai ką Šarūnas sako, mes darėme laidą su vienu pašnekovu. Jis pasakė tokį dalyką, kaip aš 3 klasiai išsiėmiau kalkuliatorių, man mokytoja pasakė matematikos. Nuo šios akimirkos tu sustabdėjai savo intelektualų augimą. Sako, tik po 20 metų aš supratau, kokia jinai buvo teisi. Nes kada už tave, tada tu pats prarandi tą galimybę. Tai šitoj vietoj reikia labai atsargiai su elgtis turbūt. Iš patirties savo, tai aš jo irgi taip pat neslėpsiu, aš jo pasinaudoju, bet aš jo naudojusi kaip kad turėti trečiąją nuomonę, jeigu aš kažko nežinau, pasiklausiu jo, pasitikrini faktus ir padiskutuoji, tada tiesiog su juo diskutuoji, kad tu išsigrynintum savo žinias ir tu galėtum atlikti savo darbą galbūt teisingai ar geriau,
ir užkirst kelią kažkokiom klaidom. O kaip tau, Donatai, kur tau atrodo, kad yra pavojus? Aš matau pavojų, jeigu tu pradedi dalintis visokiais dokumentais ir panašiai, nes vis dėlto tai yra atviras, sakykime, tinklas ir tą visą informaciją, ką tu darai, taip apmoko šitos, sakykime, dirbtinio intelekto modelius, gal Šarūnas šiandien taip patikslinti gali, ir surinkinėja tą informaciją, visą kitą ir taip tobulina tos modelius. Tai vat, aš riziką matau, kad konfidencialumo nėra ten su juo. Jeigu kažkur tai kažką keli, tai labai mažai tikėtina, kad ten saugu, nors rašo, kad mes neapmokom ten savo tų modelių, bet, žinot, sakyti ir kokia realybė yra. Tai žinai, kaip skamba, ką aš girdžiu, ką dabar mes sakom. Maždaug sakom taip. Dirbtinis intelektas išplečia žmogaus galimybės ir paskiau žmogus pats bijo, kaip atsisuks tai prieš jį, nes jisai tai panaudos blogam. Taip. Blogam panaudoti ir dabar jį gali panaudoti. Tai yra jau ir pavyzdžių. Tai. Bet technologijos mums būtent duoda tą galimybę pamatyti, kiek mes dar galime naudotis vieni kitais. Ir tada klausimas, Šarūnai, kaip tau atrodo, tai ar tada tas dirbtinis intelektas apie technologijas ar apie patį žmogų? Iš kurios pusės turbūt pažiūrėsi čia ir to yra. Tai yra dirbtinis intelektas, tai yra technologija, kuri turėtų padėti žmogui turbūt save daugiau kaip ir išmokyti, sužinoti. Aš tai atsakant į šitą, aš tai matau, kad realiai dirbtinis intelektas šiuo momentu, kam jisai yra skirtintas, didinti efektyvumą, greičiau visiems dirbti, kitas funkcijas atlikti, nes galima dabar juk ir tos, aišku, aš dar nebandęs, bet yra jau kas pažengę vartotojai naudoja tos dirbtinio intelekto botukus, kurie tenais ir dokumentus pildo, ir laiškus skaito, ir padaro tenais tų laiškų suvestinės, tau nurodo, kurie tie laiškai yra svarbus. Yra aibė labai skirtingų vartotojų ir kaip vieni daugiau naudojasi, vienos organizacijos vieną ant to tik tai dirba, kaip pavyzdys startuolių tokiam meetupe teko dalyvauti, tai žinot, visur dabar tas dirbtinio intelekto bumas ir visi ten naudoja. Kaip jį naudoja ten? Sakau, tų kalbos modelių daug, jie ten susitikimus visus protokoluoja tik su dirbtiniu intelektu. Mes dabar juk susirinkimus, kaip darom, juk viską raštų rankiniu būdu, protokoluojam, rašomės, jie protokoluojasi tik tai kalbos modeliais šitais. Kiek suprantu, aš galiu klysti, kad jie prisijungia iš skirtingų kompiuterių, kadangi daug kas ir nuotoliu, tas hybridinis darbas tenais tie startuolių labai populiaru dirba visi ir kadangi vis tiek sakantysis per kompiuterį turi vardą pavardę, identifikuoja dirbtinis intelektas ir realiai viską surašo. Net yra galimybė, ten kitos įmonės duoda sutikimus, pasirašinė darbuotojams ir įrašinėja visą pokalbį ir jeigu reikia ten atsikasti, nežinau, mėnesio senumo protokolą, jie tiesiog įrašą netgi realiai turi saugo. Va šitaip yra. Labai tikiuosi, kad jie patikrina, ar iš tiesų gerai nugirdo žodį tas dirbtinis intelektas. Dėl to ir yra išsaugo visą pokalbio metu ir tu gali atsisukti net iš kurios vietos jie užfiksavo, sakykime, tą sakinį, kad kas užprotokoluota. Nes, pavyzdžiui, jūs pastebit, ChatGPT, jeigu kažką žodžiu sakai ir jisai paskui rašinėja, tai ten tikrai labai dažnai būna klaidų, kad jis ten nesupranta, neišgirsta ir atitinkamai tau ten suformuluos ir kažką tai ne taip. Čia... Vėl ten tie kalbos modeliai su ChatGPT nedaro, to yra kitos programos, kuriuom tai daro. Tai. Tikimybė, kad jie tai daro geriau. Na taip, nes jie yra apmokyti tam daryti, tam dalykui konkrečiai, skirtos tos programėlės. Faktas, kad tikimybė, kad suklys yra, visada yra ir visur turbūt, bet gal mažesnė, sakykime tai. Aš dar tokį girdėjau, kad sako, bet iš kelių žmonių vienas brėžinį kažkokį darė, kitas kažkokią pirminę schemą, sako, padaro labai gerai, bet kai reikia tobulinti detalės, tada kažkaip pamiršta, kokie ten reikalavimai prieki buvo, vėl iš naujo pradeda daryti tą. Nes matot, nėra tobulas dirbtinis intelektas ir jo veikimas irgi būtent toks pat. Mums atrodo, kad mes grįžę į tą patį, kai yra tie vadinami pokalbių langai, mums atrodo, kad mes tęsim su jo pokalbį, bet kai tu grįžti, tarkim, kitą dieną į tą patį pokalbį ir tu paspaudi kažką ten parašai jam, tu jam vėl iš naujo nusinti visą prieš tai buvusią informaciją ir vėl jis iš naujo visą langą perskaito iš naujo, ką susirašinėjom, ką atsakė, ir tada generuoja. Tai dėl to tos klaidos ir paskui jau išsivysto, nes jis jau kitą dieną jau suinterpretuoja visai kitaip, net nereikia kitos dienos. Jis tą pačią valandą, tu tą patį klausimą 2 kartus jau užduok, tu gausi 2 skirtingus atsakymus. Kaip taip atsitinka, kad... Nes jis taip interpretuoja. Tiesiog, jam taip gaunasi.
neatspėja vieno žodžio ir tada pradeda kitų eiti keliu ir viskas. Tai Tikimybių teorija. tikimybių teorija. Arba pataikė, arba nepataikė. Tai va, tai šitą vietą. Bet faktas tas, kad darbe tai vis tiek atsakomybę tenka prisimti. Tai kaip tenka tikrinti, ne? Nu, tu, Donatai, sakai, kad tu dažnai naudojas. Tai kaip viską pertikrini, ką tada reikia daryti, kad įsitikinti? Nu, tu tikrini faktas. Nu, aš tai bandau jį kažkaip noriu, nėra taip, kad pasidaryti kažkokį tą techninį suvedimą lentelėse, kažkokį būtų galima padaryti. Nu, sakykim, vat, dabar įsibandžiau tą, vat, kaip tik Šarūnas įrašė šią savaitę, turbūt, ar praeitą savaitę įrašė klaudą man į kompiuterį, prašiau, kad leistų prieigą padarytų. Ir bandžiau iš tiesų lentelės visada su ChatGPT, niekada į Excelį kokio komercinio pasiūlymo normaliai niekada nesudėdavo. Dabar šitas kalbos modelis gan tiksliai atkuria ir sudeda, nu, kur yra komerciniai pasiūlymai sudėtingesni, daugiau eilučių, tai tikrai padeda sutaupyti laiko. Faktas, kad tu turi tikrinti, faktas, viską tu turi tikrinti, bet tai vis tiek yra techninis darbas. Jeigu gauni PDF. Tai yra procesas. Taip. Na, tai procesų optimizacija ir procesų automatizacija tai yra sveikintinas dalykas visada, bet aš sakau, kad svarbiausia, kad nebūtų taip, kad viskas už tave pradėtų daryti, o tu tik arbatėlį ir kavytę geri. Ne, tai čia, aš tai manau, kad toli čia iki to. Čia kaip su automobiliais, vat, autonominiai automobiliai. Nu, Amerikai kažkur važiuoja, o pas mūsų ir tai dar labai kiek vyksta. Leidų dabar jau su dalinai važiuoti, bet vėlgi be dirbtinio intelekto jie nebūtų tiek autonominiai pažengę į priekį. Bet vis tiek ir klaidų yra, ir visko. Aišku, nu, ir avarijų. Ir vis tiek žmogaus prisilietimo. Man atrodo, ir aukų jau yra su tais autonominiais automobiliais. Tai, tarkim, personalas intelektui paduoda atrinkti kažkiek tai žmonių. Intelektas, tarkim, atrenka iš 110 žmonių. Tinka, tarkim, į tą poziciją. Bet čia nebus žmogiškumo vertinimo faktų. Va, ir reikia vis dėlto išminties žmogiškos, kad per tai mes pamatytume iš tų 10, kas yra labiausiai mums netinkama. Bet mes nevertinam fakto, kad iš tų 90 tas galbūt dirbtinis intelektas išmetė talentą, kuris tiesiog dėl savo galbūt kažkokio tai savikritiškumo ar tiesiog, kad yra šiek tiek gal drovus, neįrašė kažkokių specifinių savybių į savo gyvenimo aprašymą, kurį intelektas nusprendė, kad jis netinkamas, o iš tikrųjų ten pasislėpęs talentas yra. Bet nebūtinai, bet taip gali ir su personalo žmogus, personalo vadovė taip pat gali klaidą padaryti. Personalo vadovė žiūrės per žmogišką prizmę, o ne per techninę prizmę. Aš nesutinku, nes žinot, kaip yra vis tiek žmonės šitoje vietoje patinka ir nepatinka, visada būna. Visi mes turim, kurie yra žmonės, nu, kažkas tau patinka, kažkas nepatinka, su kažkuo susitinki. Ir čia tas žmogiškasis faktorius įsijungia. Tai žiūrėkit, personalą ten tas žmogus skaito. Nežinau, gal jam nepatiko. Nu, jam kažkokios blogos asociacijos su buvusia darbuotoja. Ir tos tikimybės tu niekada ir su žmogiška neišmeti, žinai. Bet žmogiškas daugiau turbūt tikimybės atras tą žmogų sugebės negu dirbtinis intelektas, kuris pradiniai stadijai išmėtė. Ten gali pačioj galbūt pradiniai stadijai išmėti, kai tu turi ten 100 gavęs, bet taip. Tu turi labai tvarkingai nurodyti, kad kaip pavyzdys, jis neįrašė, kad jisai turi vidurinį išsilavinimą. Tai tokius tada išmeskime. Bet kai tik sąmoningai ir neįrašo jo, tiesiog, nes galvoja, tai praeitis, man svarbiausia parodyti, kad aš doktorantūrą baigęs. Ir tu išmeti žmogų, kuris doktorantūrą baigęs, nes jis neįrašė į gyvenimo aprašymą, kad jis baigęs vidurinį, nes tai praeitis, jam nereikia, tai bereikalinga informacija yra gyvenimo aprašyme. Tarpinis klausimas. Iš to, ką jūs kalbat, matosi, kad technologijos labai pažangios. Bet kas yra tokio žmoguje, ko mes negalime prarasti? Apie sielą. Tai yra siela. Tai yra jausmas. Ne, aš ir su Šarūnu sutinku, ką jis sako, kad klaidų visada yra, bet aš nesu toks kategoriškas, kad tai nėra nepakeičiama. Tai yra, kaip ir sakiau ir sakau, tai yra įrankis. Tai taip. Ir tu tobulini tą įrankį. Ir ką tu sakai, dabar šiuo metu, gal žinai, tu atrinkdamas tos 90 ar 100 žmonių, kad tau sąrašą pateiktų, tu gal pridarysi klaidų ir išmesi 20 gerų, sakykime, kandidatų dabar. Bet žmonės dirbs dar 3 metus su to veiklos modeliu, jį ištobulins ir jisai veiks geriau, tiksliau. Nes jau bus žinoma kur. Bet po 3 metų. Ar jūs matėt filmą Melo teorija? Kaip melo detektorius veikia su dirbtiniu intelektu. Ir sėdi vyrukas ir jam uždavinėja klausimus. Ir dirbtinis intelektas fiksuoja, kur tiesa, kur melas, kur tiesa, kur melas. Dabar vienas melo specialistas paėmė ir pastatė gražią merginą. Dekoltė, ten trumpas kojos, ten... Ilgas.
Taip. Ilgos kojos, jeigu ten taip jų reikia. Ok. Ir ta mergina pradeda uždavinėti tam vyrui klausimus. Žmoguje įvyksta, kas įvyksta, ir jis duoda klaidingus atsakymus. Pagal intelektą. Jis kalba vieną, o intelektas rodo ką kitą. Kaip čia? Tai turbūt, kad pasikeičia žmogaus, atsiranda jaudulys tas. Nu tai taip, jausmas. bet intelektas tą jaudulį priema visai kitaip. Bet jisai matuoja faktus, jis nepriima Taip, tavęs kaip va, žmogaus. kaip. Jis nežiūri tau į akis ir nemato, kad ar tu skausmą jauti, ar tu džiaugsmą jauti akyse. Matuoja faktus. Pulsas, spaudimas, ten... Spaudimas pakilo, Dažnis. jisai meluoja. Bet ir neaišku, nuo ko pakilo tas spaudimas, gal jis labai jaudinasi sakydamas tiesą. Taip. Nes prieš jį stovi mergina raudona suknelė. O gal tiesiog tu gali jaudinti sakydamas tiesą, nes, tu galvoji, kad galbūt tavim niekas nepatikės. Tai grįžkime, kaip mūsų darbuotojai naudoja intelektą. Taip, pavyzdžiui, pažiūrėkime marketingo skyrius, kaip atsakė į klausimą, kiek jūsų skyrius naudoja dirbtinį intelektą. Naudojame praktiškai kasdien įvairiuose marketingo ir komunikacijos procesuose. Jis padeda sisteminti ir analizuoti duomenis, rengti tekstus, tikrinti skaičiavimus, generuoti vizualus, kurti prezentacijas bei greitai parengti pirminės kūrybinės koncepcijas. Taip pat dirbtinį intelektą pasitelkėme internetinių sprendimų kūrimui. Esame sukūrę ir mini svetainę, kuri sėkmingai veikia iki šiol www.banginis.lt konversija. Tai yra sveikinta, tarkim, dėl svetainės sukūrimo tai yra sveikinta, tai yra sutaupytos lėšos. Svetainė tokiai sukurt, kuri nereikalauja specifinių kažkokių tais reikalavimų neturi, tai yra puiku. Bet, sakau, man reikia žiūrėti visada į tą pusę, kad, ar jis tavo įrankis, ar jis tau tiesiog padeda išvengti darbo. Ką tu turėjai omeny, kad įrankis ar padėti išvengti darbo? O kodėl blogai išvengti darbo? Tai šito išvengsi, kitą galėsi. Bet ir kitą tada tu galvosi, kaip nedaryti, dar galvosi paskui vėl. Aš sakau, man labiausiai kas gąsdina, kad žmogus netaptų, nežinau gražaus žodžio, kad nenubukėtų. Tai tik išvelgi. O bet dauguma vizionierių kaip daro? Jie kuria technologijas, kad kuo mažiau dirbt. Ir dirba visą gyvenimą. Tai puiku, tai sveikintina, bet aš bijau to, kad nebebus toj dienos, kad galbūt ateis, ir tu negalėsi nueiti į tualetą, neparašęs dirbtiniam intelektui ir jį nepaklausus, ką dabar man daryti, ar reikia plauti rankas, ar nereikia plauti rankų. Kad iki tiek nenueitumėm. Aišku, čia utopija skamba, bet... Visai ne utopija. Pavyzdys. Aš esu girdėjus jau prieš daug metų amerikietiškos instrukcijos ir ten būdavo, kad ten paimti kištuką, įkišti į elektros lizdą, arba ten negalima džiovyklėje džiovinti šuniukų ir kačiukų, gyvūnėlių. Ir aš galvoju, tai kas gali taip sugalvoti? Bet tikriausiai be pagrindo neparašo taip. Aišku, ten Amerikoje tai turbūt iš tų teisinių pagrindų viskas taip, labai gimsta, nes ten labai jau jie visur su teisininkais keliauja už kiekvieną veiksmą, tai ten jie dėl to labai jau taip apsirašo ir nesusokių tų atvejų. Bet čia aš manyčiau, kad čia labai sąmoningumo klausimas priklauso. Tu ginklą duok žmogui, žinai, ir vienas žmogus gal tu su to ginklu, žinai, elgsis normaliai, o kitas gal... Tai principai ir turim ginklą. Taip. Arba tu gali bijoti ir nieko nedaryti, žinai, nepriimti, tada užsiblokuoti, kaip ir man čia atrodo, kad tai yra įrankis, kurio taip reikia saugotis, reikia galvoti, ką tu su juo darai, bet neužsidaryti ir nesakyti, kad, nežinokit, mes nieko negalim čia jo tobulinti, daryti ir panašiai, nes, čia bus blogai, žinai, čia mes būsim tinginiai, dirbtinis intelektas už mus viską galvos ir darys, žinai. Ne, tai aš tai palaikau visada, ta prasme, tai yra skaitmeninė transformacija, kuri jau, visada vis kažkas įvyksta tam tikrais etapais. Buvo socialinių tinklų bumas, kur visi ten jau išvelgia irgi puikius, bet, žinom, ką dabar matom, ką dabar turim, socialiniai tinklai dabar šalyse pradedami ribot. Nuo tam tikro amžiaus tik leidžiama naudotis, nes visi pamatė, kad jie, idėja buvo gera sukurt, kad žmonės bendrautų, susisiektų, bet pradeda šiek tiek jau ir kenkt. Tai, ir šioje vietoje visas technologijas reikia vertinti, sėdi virtuviai naktį, tarkim, su šortais ir skaito paskaitą visam pasauliu ir jisai gerai jaučiasi ir jisai gali bet kada sakyti savo nuomonę. Tai socialiniai tinklai tai saviraiškai labai padėjo.
Ką tu kalbė apie sąmoningumą, jeigu tai yra sąmoningumas. Bet jau kai pradėjo žmonės rodyti bet ką, bet kaip, bet kada ir Bet kur, bet kur, tai reikia viskas atsargiai vertinti. Aš nesakau, kad nesinaudokim, tai aišku, kad judėkim į priekį. Bet Donatas veda į gerą mintį. Jisai sako, kaip mes tiek prisigaminom viso to, mes pradedam matyti, kad mums trūksta sąmoningumo viso to, ką prigaminom valdyti. Taip, bet čia labai turbūt su savim tai darbas, kaip Augustinas sakytų. Darbas su savimi visada, visose gyvenimo prasmėse. Ir čia tik pats turi save valdyti ir priiminėti teisingus. Augustinas labai aiškiai atskiria, kur yra intelektas, kuris daro konkrečias atlieka funkcijas, ir kur yra žmogaus išmintis, kur yra žmogaus tiesos faktorius, tikėjimo faktorius, meilės faktorius. Jis labai aiškiai mato, ir kaip reikia dirbti. Dar norėčiau tokio pridurti dėl tų, sakykime, atimti darbą. Kažkaip paminėjai, kad jau, kad žmonės nieko nebedarys ir ten viską paims. Aš tai džiaugiuosi, aš tiesiog sutinku pažįstamą, turis nedidelę įmonę. Žmogus tiesiog nesusitvarkydavo finansistai, jam ten tų sąskaitų teisingai nesurinkdavo. Pastoviai mėnesio galas, ten trūksta sąskaitų, PVM ten nebesusidengia, ten reikia, problemos amžinai, nes tai jisai padarė sprendimą. Padarė jam programėlę su dirbtiniu intelektu, iš pašto dėžučių, kurios įmonės yra visus, nuskaito laiškus ir sukelinėja sąskaitas faktūras į serverį pas jų vidinį. Tai čia procesų automatizacija. Taip. Tik pasinaudojus dirbtiniu intelektu. Taip. Ir jie, sakykime, susiveda pas savęs į projektų valdymo programą ir mato projektas. Aš skaitau, čia žiauriai gerai, nes, sako, aš seniau turėdavau žmogų tam darbui, čia apskaitininkė apkrauta, tenais surinkinėja, negauna, nedaskaito, praleidžia, dar kas nors įvyksta ir panašiai. Tu sako, jau čia realiai vietoj matai, ta pati apskaitininkė mato klaidingas kažkokias faktūras, jau skambinasi ten su tiekėjais, aiškinasi ir panašiai. Kas laiko sutaupo, tas automatizavimas kaip štai. O nereikia dar kelių žmonių, kad tą automatizavimą patikrintų, kontroliuotų? Ne, tai matot, servisas, bet kokiu atveju turbūt tos programėlės yra, kaip ir kokio webpage'o, žinai. Tai kai tu darai automatizaciją procesų, tai tu faktas, kad tu atidirbi pasikartojančius procesus ir juos suvaldai, kad darytų kažkas vienas už tave, bet tada tu būni viską ištikrinęs ir tu žinai, kad viskas veiks. Ir turi veikti, kitaip nebus, nes tiesiog tai kaltvini. Visada kaltvini. O tai tada darysi tu klaidos kitokios. Tas automatizavimas neveikia pagal tikimybių teoriją, bet dirba konkrečiau pagal algoritmus? Taip, tai iš pradžių pagal tikimybių teoriją tu sukuri tai, ko tu nori, tu pasakai jam, ko tu nori ir tada jau sudėlioji algoritmus tam, kad jisai jau darytų tavo darbą. Bet jau ten nebėra tos improvizacijos. Jau nebėra, taip, jis tiesiog jau kaip robotas, jau vadinkim robotų, jį tiesiog jisai žino, kad iš taško A reikia padėti tašką B, iš taško A į tašką B ir daugiau niekur kitur. Čia nėra improvizacijos, čia nėra klaidos tikimybės tada. Tada jau ne. Tai sakau, jisai sveikintinas yra, tai daugumoje vietų sveikintinas. Gal jis truputį turėtų būti skeptiškai vertinamas, kai tu įsijungi jau būtent į asmeninę, į darbo erdvę, kad tau palengvintų darbą, bet paskui žiūri, kad jau daro už tave ir tu žiūri, kad tu jau savo kompetencijų nebegali tobulinti ir tu negali tobulėti jau kaip asmenybė, kaip darbuotojas, kaip karjerą, ugdyti save. Tai dabar išeina taip, kad žmogui tame kontekste reikia surasti savo vietą. Taip. Gal tai nėra ką tobulinties tave, tai iš tiesų, jeigu viską intelektas ten gali padaryti, tai jis apsisuka. Ne, tai taip, jeigu tau reikia kiekvieną dieną ateini į darbą ir tu kali vinis, tai aišku, tu gali pasakyti, kad tu kalk dabar man vinis, nes aš jau moku apie vinis viską. Tai aš tada nainu mokyt suktis medvarščių, sukt. Tai iš principo irgi gerai, tai pasikristalizuoja, kur žmogaus reikia, kur jo visai nereikia. Taip. Yra tų pavyzdžių, kaip atleidžia tas darbuotojus ir pakeičia dirbtiniu intelektu, ir visada pagalvoju, tos žemiausios, tos kaip čia, žalius žmonių, žalių nebereiks, visiems reikės aukštesnės tos kompetencijos žmonių. Bet jeigu tu juos visus nepriimsi dirbti, nemokysi, tai iš kur tu gausi kažkada ateityje tos aukštesnės kompetencijos žmonių, kai žmonės negalės išmokti, neturės galimybių išmokti. Ir pakil karjeros laiptais. Čia labai sutinku, bet čia dabar šiuo metu toks trumparegis IT kompanijų požiūris į... Ne tik IT, čia yra ir bankai, bet aš jau matau, kad jau pasirodo straipsnių, kad atleido darbuotojus, pasamdė dirbtinį intelektą ir dabar jau atsisako dirbtinį intelektą, nes pasirodo darbuotojas kainavo pigiau.
Taip, yra ir tokių. Tai buvo toksai klausimas irgi marketingo skyrius mums atsakė, kiek pasiteisina jiems dirbtinis intelektas. Tai nebejotinai pasiteisina, jis leidžia greičiau atlikti rutininės užduotis, optimizuoti procesus ir sumažinti dalį išorinių paslaugų kaštų. Tačiau svarbu suprasti, kad dirbtinis intelektas nėra sprendimų priėmėjas. Jis yra pagalbininkas. Praktika rodo, kad generuojamas turinys ar analizė ne visada būna tikslus, todėl būtina kritiškai vertinti rezultatus, tikrinti faktus ir užsitikrinti duomenų kokybę. Nemažiau svarbus ir duomenų saugumo bei privatumo aspektai. Naudojant dirbtinio intelekto įrankius būtina nuasmeninti jautrią informaciją, čia ką Donatas irgi minėjo, ir laikytis organizacijos duomenų apsaugos principų. Ir klausimų kyla, nes tai yra natūraliai sparčiai besivystančios technologijos dalis. O kaip Jūs manot, ar čia marketingo skyrius sudėliojo, ar čia intelektas sudėliojo? Geras klausimas, nesusimašiau, tiesą sakant, iki kol nepaklausėt. Aš čia paklausiu Šarūno, nes jisai davė gerą mintį, kad reikia atsirinkti, ką mes laikome autoritetu. O dabar apie Virginijos? Virginija sako taip, baisu, kad nauja karta, naudodama dirbtinį intelektą, nelavina smegenų, turint omeny, kad reikia mokėti užduoti teisingą klausimą. O ar mes mokame? Ar susidūrėt, ką reiškia dirbtiniam intelektui mokėti užduoti klausimą? Žinoma, turbūt kiekvienas iš mūsų, kas naudojasi, tai turbūt yra susidūrę ir puikiai mato. Tai pasidalinkite. Kai gauni atsakymą ne tokio, kokio tikėjais, tai supranti, kad ne taip ir paklausiai. Iš pavyzdžių, mes vėlgi, čia kaip pastebėjau, kad kodėl kartais reikia jį skeptiškai vertinti, tai šeimoje skaudėjo pilvą. Ir pradėjome jo klausinėti, čia skauda pilvą, ten tokie simptomai, taip įvyksta. Ir jisai sako, tai čia jums yra inkstuose akmenukas, važiuokit į priimamąjį, žiūrėkit, nes čia turbūt jau rimtas problema. Bet paskui besėdint, pagalvojom, kad nepaminėjom, kam yra ta problema, moteriai ar vyrui. Ir kai paminėjom, kam ta problema, iškart pasikeitė ir diagnozė. Pasveiko? Pasveiko. Donatai, kaip tau šitoj? Su klausimų uždavimu. Kokių kuriozinių, kokių situacijų? Negalėčiau vardinti, kažkaip labai nesureikšminu tokių dalykų. Tiesiog esu susidūręs ne kartą, kad norėdamas gauti teisingą rezultatą, paklausi ir turi labai eiti ilgai ratais, kvadratais, kol tu gauni, nes viskas priklauso, kaip tu suformuluoji, kaip ir Šarūnas sako, nepamini vienos detalės ir tu atsakymą gauni visai kitokį. Tai... Ir kartais gali būti taip, kad tu ilgiau užtruksi, kol tu tinkamai išrutuliuosi, išdiskutuosi, negu jau būtum parašęs. Taip, bet iš kitos pusės aš irgi taip svarsčiau ir galvojau, kažkada labai ilgai užtrukau, gal ten, nežinau, 15 minučių, 20 minučių. O tai ilgai. Aš skaitau ilgai. Jau būtų parašęs kažką matyti. Ir paskui taip galvoju, galvoju, nemažai laiko sugaišau, gal čia būčiau tiesiog gal pats prisėdęs, pasigūglinęs ir greičiau radęs, šitoj vietai. Bet iš kitos pusės pagalvojau, bet dabar jau žinau, kad norint klausti reikia pradėti taip, formuluoti klausimą taip, pasakyti, paminėti tą. Tai vadinasi, plečia mūsų galimybės, ar ne? Taip. Šitas instrumentas. Taip. Gerai. Viskas jau matau, kolegos žiūri į laikrodžius. Kolegoms prasideda vasara. Dirbtinis intelektas ir vasara. Šarzan? Čia gali taip tik sugalvoti žmogus tokį klausimą. Šarūnai, ką palinkėtum kolegoms? Ar daugiau prie dirbtinio intelekto, ar daugiau basomis ant žolės? Tik basomis ant žolės, jokių kitų klausimų. Žiemą, vasarą reikia mėgautis gamta, kol mes dar ją turim. Taip. Donatai, su intelektu ant žolės? Galima ir su intelektu ant žolės, svarbiausiai atsakingai, saikingai, kaip ir su viskuo visame gyvenime. Labai ačiū kolegos, kad klausėte. Su mumis buvo Šarūnas ir Donatas. Ačiū ir iki kito penktadienio. Dėkui. Ačiū. Iki.